Sveiki atvykę į Unimat dirbtuves. Savo darbui dažniausiai mums reikia tik kelių didelių mašinų, tačiau daugybė smulkmenų, kurios padaro mūsų pastangas lengvesnės, tikslesnės, greitesnės, saugesnės ir taip pat smagesnės. Na ir būtent keliems tokiems detalėms, iš kurių susideda gerai įrengta dirbtuvė, skirsiu kelias ateinančias minutės. Tai yra Unimat kombinuotas matuoklis, prispaudimo šukos su gulsčiuku, niveliacinis skaitmeninis kampomatis ir taip pat 2 automatiniai centravimo įrankiai. Šis kombinuotas matuoklis yra sėkminga legendinio įrankio Laroje Stareta kopija, kurį jis išrado dar 1878 metais. Pramoninis patentas galioja tik keliasdešimtis metų, todėl šiandien šalia originalo, kuris kainuoja beprotiškai daug, rasite daugiau ar mažiau sėkmingas kopijas. Tai tikrai labai padorus atlikimas už mažiau nei 20% originalo kainos. Jūs girdite teisingai, tai kainuoja mažiau nei 1/5. Ir tai, žinoma, kelia abejonių, bet net ir aš, senas priekabus žmogus, turiu pripažinti, kad kokybė yra labai gera. Apie kampainio ir centro paieškos įrankio tikslumą galite lengvai įsitikinti. Kampainį pridėkite prie tiesas briaunas ir pagal jį nubrėžkite liniją. Tada jį apverskite ir linija turi sutapti. Jei taip nėra, kampainis neturi stačio kampo. Centro įrankio tikslumą galima patikrinti keliais žingsniais. Nubrėžkite liniją, įrankį pasukite trečdaliu apskritimo, tai yra maždaug 120 laipsnių ir nubrėžkite antrą liniją. Įrankį vėl pasukite 120 laipsnių ir trečioji linija turi kirsti ankstesnių 2 susikirtimo tašką. Jei nepataikysite, arba matuoklis yra netikslus, arba tai tiesiog nėra apskritimas. Kombinuotą matuoklį Unimas galite naudoti 100 būdų, dažniausiai kaip kampainį matuojant nuo išorinių kraštų ir vidinių kampų, ir be perstatymo jis taip pat rodo 45 laipsnius, šalia 90. Statmenis ir pusinis kampas dažnai nustatomi įvairiuose įrenginiuose, pavyzdžiui, pjūkluose, nesvarbu ar tai pjūklo diskas ar įvairūs kreiptuvai. Jei reikia tiksliai nustatyti, nubrėžti ar išmatuoti bet kokį kitą kampą, naudokite kampamatį. Kartais praverčia įmontuota gulsčiukas ar braižymo adata. Dėl slankiojančio sprendimo rankena matuoklis gali veikti ir kaip braižiklis, taip pat kaip improvizuotas gylio matuoklis. Rinkoje rasite dar daug pigesnių variantų, tačiau paprastas aliuminis vietoj kietaus ir plieno neveikia, o viską sugadina siaubinga dirbtuvių apdaila. Spaudimo šukos padidina tikslumą ir saugumą pjaunant ar frezuojant. Jos skirtos mašinoms su standartinė 3/4 colio pločio grioveliu, kuriame įsiplečia 2 plastikiniai akmenys. Lankstus lameliai leidžia ruošiniui praeiti tarp šaukų ir lygiagretaus vediklio ar stalo, prie kurių jis nuolat prispaudžiamas. Bet koks ruošinio nukrypimas nuo vedimo paviršių reiškia nepageidaujamą galutinio matmens pasikeitimą, taip pat atgalinio smūgio riziką. Šios šukos taip pat turi magnetinę juostelę, gulsčiuką ir pasukamą kampamatį. Kam tai tinka? Diskų, grąžtų ir panašių įrankių nuolydžiui nustatyti. Tačiau tai laikau tik papildomą funkciją, nes šiems tikslams daug geriau tinka niveliacinis skaitmeninis kampamatis. Niveliacinis todėl, kad matuoja kampus tik tarp vertikalios ir horizontalios plokštumos. Taigi, suskersime pjūklę, matuos nuolydį, bet ne kampą. Ir kaip tai veikia? Įjungiu dėžutę, perjungiu į santykinį nulį, padedu ant stalo ir nuliuoju. Tada, naudodamasis integruotu magnetu, pritvirtinu jį prie disko, griebtuvo arba tiesiogiai prie grąžto ir pakreipiu mašinos dalį tol, kol ekrane pasirodo norimas kampas. Tai nuostabiai greita ir tiksli. Užfiksuoju nuolydį. Ir viskas. Iš visų paminėtų smulkmenų jį naudoju tikrai dažniausiai. Reguliuojami mašinų ribotuvai yra tikrai geri, tačiau ne veltui sakoma, pasitikėk, bet patikrink. Paskutinė gudrybė nėra tiesiogiai susijusi su jokiu įrenginiu, bet palengvina gręžimą. Automatiniai centravimo įrankiai daugeliu atveju pakeičia klasikinius centravimo įrankius ir visiškai nereikia naudoti plaktuko. Taigi, žymėjimui mums pakanka vienos rankos. Automatinių centravimo įrankių mechanizmas veikia panašiai kaip rankinių segiklių.
Jūs spaudžiate spyruoklę tol, kol užraktas peršoka ir spyruoklė iššauna smūginį elementą prieš smaigalį. Įvairių centravimo įrankių smūgio dydis skiriasi. Medienai pakanka mažesnio, metalams reikia didesnio. Metalo centravimo įrankis taip pat turi kietesnį smaigalį. Todėl nėra gerai abu centravimo įrankius maišyti. Naudodami medienai skirtą įrankį ant plieno jį sugadinsite, o metalui skirtų įrankių žymėdami medieną padarysite per didelę įdubą. Jei tą skylę dar galiu pavadinti įdubą. Bet kokiu atveju, daugeliu atveju tai yra naudingi pagalbininkai, kuriuos gana dažnai naudoju. Jei kuris nors iš įrankių jūs sudomino, nuorodas rasite aprašyme žemiau po vaizdo įrašu. Mano vardas Tomas Krisensk. Atsisveikinu su jumis ir laukiu susitikimo Unimas dirbtuvėse.